Sveiki, esu Rūta Černiauskaitė ir šiandieną jums vesiu meditaciją Lotosas. Kviečiu pasiruošti, atsisėsti patogiai, kad nugarytė būtų tiesi, arba pusiau atsigulti, arba pilnai atsigulti, taip kad jums būtų patogu. Ramiai įkvėpkite ir su iškvėpimu užsimerkite. Sutelkite visą savo dėmesį į šią akimirką. Ir pagalvokite, kad jūs nukreipėte savo dėmesį iš išorinio pasaulio į vidinį pasaulį. Leiskite savo patirti, kaip įvyksta perėjimas. Vibracijų dažnis pradeda keistis. Pajauskite savo kvėpavimą. Jis ramus ir tolygus. Jūs ramiai įkvepiate, o su iškvėpimu pajauskite, kad jūs pradedate vis labiau ir labiau atsipalaiduoti. Nuskanuokite save iš viršaus į apačią. Pastebėkite, kaip jaučiasi jūsų galva, jūsų akys, jūsų veidas, kaklas, krūtinė, saulės rezginys, pilvo apačia, kojos. Jeigu pajausite kažkurioje kūno vietoje įtampą, sutraukite visus raumenis ir staigiai paleiskite. Ir tai padarykite kelis kartus. Pagalvokite, aš leidžiu savo pilnai atsipalaiduoti, paleisti vidinę kontrolę ir panirti į meditaciją, kai racionalus mąstymas, protas užmiega, ilsisi ir aktyvuojasi vidinis pasaulis, dvasinis pasaulis. Pagalvokite, kad šiuo metu jūs pereinate į kitas smegenų dažnių bangas, iš aktyvių beta į kitus dažnius kaip teta, gama ar delta. Pajauskite, kad jums darosi vis lengviau atsipalaiduoti, nurimti savo viduje. Stebėkite savo kvėpavimą, savo kūną, visus pojūčius. Ramiai įkvėpkite ir pagalvokite, kad jūs įkvepiate naują, tyrą, gyvybinę energiją, kuri užpildo visą jūsų visumą, jūsų vidinį turinį, visus jūsų organus ir sistemas, visas ląsteles, šviesa, kuri valo, transformuoja, gydo, pastiprina, atstato organizmo resursus. O su iškvėpimu pajauskite arba pagalvokite, kad jūs paleidžiate tai, ką esate pasiruošę paleisti.
Galbūt tai bus nuovargis, per didelė atsakomybė, kontrolė, nuoskaudos, negalavimai. Pajauskite, kaip su kiekvienu įkvėpimu jūs užsipildote energiją, o su iškvėpimu paleidžiate atidirbtą energiją. Pajauskite, koks tai yra procesas, kai jūs sąmoningai įkvepiate ir iškvepiate. Ką jums reiškia įkvėpimas ir ką jums reiškia iškvėpimas. Su kiekvienu įkvėpimu pagalvokite, kad jūs įkvepiate vis daugiau energijos, kuri jūs vis labiau užpildo, aktyvuoja tuo pačiu ir savigydos galias, savireguliacijos procesą, o su iškvėpimu pagalvokite, kad jūs paleidžiate visą tai, ką jau esate pasiruošę paleisti. Ir tai, kas jau nebetarnauja. Su kiekvienu įkvėpimu jūs lygtais atidarote naują mažą ciklą ir su iškvėpimu jį uždarote. Pajauskite, kaip gera yra įkvėpti ir užsipildyti, ir kaip gera yra iškvėpti ir paleisti, pabūti pauzėje, tam, kad vėl įkvėpti. Pagalvokite, kad šis kvėpavimas padėjo jums užsipildyti naują gyvybinę energiją, kuri užpildė ir jūsų sąmonę, pasąmonę. Jūsų akys yra užmerktos, bet atsiveria vidinis matymas, vidinis ekranas. Ir siela pradeda kalbėti spalvomis, vaizdiniais. Pagalvokite, kad jūs savo vidiniame ekrane išvystate sėklą. Ką ji jums reiškia? Kokią mintį jūs ir prasmę į ją įdedate? Kokia tai bus sėkla? Ką jūs sėsite ir auginsite? Galbūt tai susiję su jūsų moteriškumo atskleidimu, kaip iš gražios sėklos išauga nuostabus lotoso žiedas. Galbūt tai jūsų naujas projektas, kuris gali būti susijęs su šeima arba su jūsų karjera. Ir savo viduje įsivardykite, apie ką jums yra ši sėkla. Pastebėkite, kaip ji atrodo, kokio jinai yra dydžio, kaip jinai jaučiasi, kaip ji bręsta. Sudėkite savo energiją ir vidiniame ekrane išvyskite, kaip ši sėkla virsta daigeliu, kuris pradeda po truputį augti žemės gelmių ir stiebiasi į viršų. Praeina žemės sluoksnį
ir išvysta saulę. Pajauskite, koks tai yra procesas, kaip tai atrodo jūsų sėklos augimas. Tai yra jūsų tikslo, jūsų ketinimo augimas. Vidiniame ekrane įsivaizduokite, kaip stiebelis auga vis labiau ir labiau. Jį pastiprina saulės spinduliai, lietus, žemės energija. Pastebėkite, kaip jisai atrodo, kokią jis neša prasmę. Kokią jisai patirtį surinko. Ir vidiniame ekrane įsivaizduokite, kaip šis stiebelis virsta gražiu lotoso žiedu. Pražysta įvairiomis spalvomis. Pastebėkite, kaip atrodo jūsų lotoso žiedas. Apžiūrėkite jį iš įvairių pusių. Pastebėkite, kokie lapeliai. Ką reiškia šis gėlės žiedas jums? Ką jisai simbolizuoja? Ir vidiniame ekrane išvyskite, kaip realizuojasi jūsų projektas, kaip išsipildo jūsų svajonė. Pajauskite, o koks yra jausmas, kai šis gražus gėlės žiedas pražydo manyje, kuris sklidinas energijos, kuris turi šaknis, kurį palaiko dangus, saulė. Pajauskite, kaip jaučiasi ir jūsų kūnas, kokie iškyla jausmai, emocijos. Kvėpavimas ramus ir tolygus. Nufotografuokite šį gražų lotoso žiedą savo vidiniame ekrane. Pagalvokite, kad jūs susiliejate su šiuo žiedu. Ir pajauskite, kad jūs tampate vieningi. Susilieja energijos į visumą. Tai leidžia jums žymiai greičiau pasiekti ir realizuoti savo svajonę. Dar kelias minutes išlaikykite šį vaizdinį savo vidiniame ekrane, stebėdami tuo pačiu, kaip išsipildė jūsų tikslas, jūsų ketinimas ar svajonė. Ir kai būsite pasiruošę, padėkokite sau už šią nuostabią kelionę ir ramiai įkvėpkite ir su iškvėpimu atsimerkite. Dėkoju jums ir lauksiu jūsų pasidalijimų.